Sveiki visi ir Mes esame iš Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos. Kuršėnai, Aš esu Liudvikas, čia aš esu Ernestas. ir mes sugalvojom pagaminti Teslos transformatorių. Važiuojame. Taigi, nedelsiant pradėjome darbus, bet iš pradžių apie priemonės, kurių reikėjo surinkant Teslos transformatoriui. Tai pirma pagrindas, kuriam naudojame fanerą, paskui plasmasinis vamzdelis, varinė viela, storas varinis vamzdelis, aliumininis ortakis, lipni juosta ir becetoninis lakas. Pirmas darbas mūsų buvo, kuriuo mes ėmėmės, tai varinė viela vyniuoti ant plasmasinio vamzdelio. Ir kai vyniojom, purškėm becetoninį laką, kad tarp vėjų nebūtų trumpo jungimo. Ir visą tai sutvirtinom lipnia juosta. Kaip matome darbo eigą, suvyniota apie 500 vėjų. Ir darbas vyksta labai lėtai, nes vielą reikia vynioti vieną šalia kitos, negalima vieną ant kitos vynioti. Ir dėl ko mes purškėme becetoninį laką, tai dėl to, kad acetonas nutirpdo laką nuo vėjų. Tai vat naudojom becetoninį, kad nenutirpdytų. Ir visas darbas truko 4 dienas, tiksliau 4 vakarus, kiekvienas po 3 valandas. Ir po 4 vakarų suvyniojom visas 1000 vėjų. Bet papildomai užvyniojom dar 100 vėjų, nes jeigu, sakykime, kokią vieną vėją ant kitos užvyniojom, netyčia, ar kokia nors viena vėja susilietė su kita, kad ar blogai užpurškėm laką. Ir šiaip tam Teslos transformatoriui antriniai apvėjai vėjų per daug nebūna. Tai. Kitas darbas buvo, kuriuo mes ėmėmės, tai sulituoti pačią schemą. Ir taip darbas buvo nesunkus, bet reikėjo kruopštumo ir laiko. Su pirmąja schema iškilo kai kurių bėdų, nes kai pabandėme ją, pasirodo jinai veikia silpnai ir kibirkštis yra labai maža. Ir galvojom, ką daryti, ir visgi sulitavom antrą schemą. Pasirodo, antra schema buvo galingesnė ir davė biškį didesnę kibirkštį, bet jinai vis tiek buvo per maža, todėl mes darėme daugiau schemų, kol galų gale gavom mažiausiai 4 cm kibirkštį, kad pavyktų normaliai nufilmuoti. Ir ta schema buvo kokia 7. Štai mūsų padarytas Teslos transformatorius baigtas. Ir, kaip matote, jis taip atrodo. Ir štai yra pirminė apvėja, štai yra iš tos plonos vielytės varinės yra antrinė apvėja ir visas toks kupolas. Štai schema ir maitinimo šaltinis. Kaip veikia šitas Teslos transformatorius? Pirminiai atvejai sugeneruoja įtampą va šitą schemą. Ir kai sugeneruoja, atsiranda čia įtampa ir elektromagnetinės indukcijos būdu, va antrinėje atveju atsiranda, mūsų atveju, kai maitinam 30 voltų šitą schemą, atsiranda 6000 voltų ir va šitoje srityje atsiranda išlydis. Ir va, parodysiu, kaip jis veikia. Kibirkštis. Kaip matote. Ir kas man asmeniškai buvo atradimas, tai kad įrodėme ir dar, kad Teslos transformatorių galime energiją perduoti ir per atstumą. Kaip matote, veikia lempa. Tikrai niekas nepaimta, jokie laidai. Šviečia. Nemokama nereikia. Ir paprasta tokia, taupioj. Ir galime parodyti, kaip bus sukaitinama mūsų mėgstamiausia lemputė. Galime. Pamatyti. Kaip plazmos rutulys.